Šalčininkų rajone beveik dvigubai atsiliekat nuo Eduardo Vaitkaus. Na, reiškia, tikrai turime galvoti apie tai, ar visa mūsų visuomenė yra integrali. Ir aš manau, kad ponas Vaitkus tam tikrą prasme padarys paslaugą, jis leis pamatyti žmonės, kurie žiūri kitą pusę. Šalčininkų ir Visagino gyventojai yra Lietuvos piliečiai ir kaip jūs juos galvojat skirstyti netinkamus? Turime suprasti, kad tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantis Lietuvoje. Tai nežinau, negaliu kalbėti už kitus kandidatus, bet bent jau kandidatas Gitanas Nausėda, kandidatuodamas iš prezidento pozicijos, neturi prabangos vertinti vieną ar kitą rinkėją, vieną ar kitą rinkėjų grupę kaip gerą ar blogą. Kartais, tarkim, net ir tie patys kandidatai, jų nuomonių skirtumas, tas vertybės, kurias jie atstovauja, visiškai nesutampa su Gitano Nausėdos vertybėmis, bet nepaisant to, turime gerbti konkurentus, pirmas dalykas, ir dar labiau turime gerbti žmonės, kurie balsavo už kitus kandidatus. Nes grįžtų prie to paties, tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Gitano Nausėdos patarėjas jau prisiminė ir pakartojo, kad Lietuvos piliečių skirstyti į gerus ir blogus negalima. Vaitkus tai yra visos mūsų Lietuvos veidrodis, visos visuomenės. Jis atsuktas prieš mus ir spjaudyti, pravardžiuoti tai, ką matai veidrodėje, yra ne tik tai, kad negerai, tai truputį netgi yra ligota. Iš principo nematyti visuomenės, kokia yra tapusi Lietuva, yra, politikui netoleregiška. Reikia pradėti matyti ir vėlgi, pavyzdžiui, ypač politikam linkiu, po dabar šito pirmo rato, nepulti pravardžiuoti žmonių, kurie vienaip ar kitaip jums nepatinka, įvairiais ten rusų agentais, vatnikais ir taip toliau, kurie toli gražu tokie nėra. Jie tiesiog yra šiek tiek kitokie ir su jais reikės dirbti, nesvarbu ar jūsų kandidatė, ar jūsų kandidatas laimės. Ir tų žmonių pagal skaičiavimus optimistinius yra apie 300 000, pagal pakankamai pesimistinius tai yra beveik 500 000. Tai ar mes taip galime lengvai juos mėtyti? Ne, manau. Tai va štai dėl Vaitkaus fenomeno.